Nu, va, teoriam šiandien gerą dieną, kai galiu normaliai pasidaryti guolį. Tai va, dabar čia nusipresavau, čia tik pradinį dalis, tuo išprasavim guoliaus. Ir noriu pademonstruoti, kaip atrodo. Nežinau, jau čia kiek tų metų ant važiavo. Gal koks blemba 5 metus drosę galiu sakyti, kad važiavo. Tik nepasakysiu, kokį gamintojos čia galėjai būti sudėti tai guolę. Aišku, per tus 5 metus nemažai tų kilometrų suvažinėjus buvo tą mašiną. Bet čia jau ir šnekėjai tas guolis. Tuoj pabandysiu aš čia. Nu jau niek nebes čia parodyti. Esmė tame, kad pats tas saliduols, tas tepaliukas guoliams kercunsa jau yra toks sustengęs. Toks blemba. Nu, ko gero atidirbęs, aš taip galiu pasakyti grubę. Nes prieš tai irgi kairės pusės guolišką keičiau, tai irgi toks pat pabalo. Čia buvo kairės pusės guolis, aš čia į salniks pabėgęs buvau. Irgi vat pabalo. Šrats tai iškrits jau, man bepresaujant buvau. Aš čia kai mėgstu surankiuot viskau. Jo. Pabalis ir aišku užims, tai belekoks. O ką daugiau, čia aš nedėkinga patalpa mano. Green žvyrs, tai su visas pagardukas gaunas. Taip iš pirmo žvilgsniaus atrodytų guolis, nu blemba, čia viskas okei. Bet ne, jau nieks nebe okei. Tai ko gero aš taip sakyčiau net, kad guoliaus tas tepaliuks, saliduolis, kaip čia nanda pavadinti, tiesiog unsa pakeitė net spalvą. Kaip gaunas, kai atidirbęs tepals, nu dėžį ar variklį irgi pakeit spalvą, tai normalu. Na ir ko tada? Kapušnis, kad tepštas nutinka. Nu, va ta dalis. Dauguma visi pjaustonus. Aš pirmą kartą atsimenu irgi pjauščiau. Pjoviau, bet nėra prasmės pjauti. Jeigu turi įrankius normalius, va. Bum, į nukalį. Prie kairę pusę, kai keičiau guolį, tai irgi nusikaliau labai gražiai, iš tikrųjų yra kantą. Čia užtektų. Aš turiu prietaisą, gal pabandysiu nuimti, gal išės, jeigu nesulaužys. Tai va, tęsam toliau darbus, įžiūram. Čia nusiardžiau tam, kad galėčiau nuvalyti rūdyzas. Tos rūdis tai baisis. Pertepsiu atraminį. Žiūrėk, eina guolis, o Leonfords. Jo, Leonford yra pats atraminis. Matos susėdimas žymės. Normalu. Guolis, kaip sakyti, nu tipo gers, bet aš prie kairės pusės paėmiau, išploviau anon su nefrasu liktas, neatsimenu dabar, bet aišku, su nefrasu nieko kitko aš neplaunu. Paskiau pertepiau su nauju, bet čia gal nėra prasmės blemba plauti, o tiesiog pritepti daugiau yra prasmės. Matysiu, greičiausiai, kad net neplausiu, nes šiaip guolių neverta plauti, negal labai jau plaustyti. Nu, aš ten jau pabandžiau, jau kairės pusė, tai o čia pabandysiu datepti papildomą ir kad galėtų toliau tarnauti ilgai nuobodžią. Aš visko mėgstu tepti papildomą, šarniriukus įtus. Tai toliau tęsiu, galbūt kažkam pridėsiu, dadursiu, nežinau. Gerai, tęsiam toliaus darbą. Taip, vadėsim šiandien tokį guolį. Nu, nes tokį nusipirkos. Labai krikščioniška kaina. Daug detalių pridėta.
Nu, man patinka, aš kada nors kur nors gal panaudoju kažką. Šiuo atveju naują varžtą šutėse, nes ten tas jau yra, aš net neįsivaizduoju, kiek kartų jau sukiuots. Tai ten gal reiks būt patampyts, kad nebūtų paskiau kokių nesąmonių, įsdivalkių. Dėsiam naują, nes kairė pusė irgi dėjau. Bet kokiu atveju turiu sukau sukti, man 100 metų. O šiaip aš dabar galvoju, pasitikrinsiu. Ai, dabar blemba dangtelis ir uždėts. Niekas neišloš, esmė tame, tai senasis varžtas, bet šiuo pusėje man yra su 24 galvų varžams. Šiaip atrodo, kaip sakyti, protą ribose veržant ant savęs tvarko. O ne protą ribose veržant, visko būna. Būna ir srėgį nutraukia. Bet čia būna bepročiams, kurie nemoka sukti normalią varžtų. Ypatinga servize dirbantys yra išskirtinė žmonės, kurie, tur tam talent iš tikrųjų. Ir aš niek negaliu pakomentuoti apie jums. Ir ką, turim šitas. Gražų naują guolį. Šiaip, būtų man didelis nors, bet, nežaisiu aš per daug paimti, įtepti dar salidoliu. Bet kadangi mėlint padangį, kairę nebandžiau, tai dešinę irgi nebandysiu. Tai mėlyną mėlynę buvau, reiškės, po labai ilgos kelionės tokios, kai dar važiavau su Ana. Tiesiog parėjai golis, aišku, labai susigribau gretą pasikeist, kad, maža ką neištiktų krizė, stop mašina, net benziną. Tai paėmiau aš ir įtepiau dar pabandymų, čia toks po eksperimentą buvo reikals. Ir viskas, nežinau, tik tas gail, kad aš labai maža bevažiavau su tą mašiną, bet niek, greit prisikelims įvyks. Ir viso. Ir bandysim, žiūrėsim, eksploatuosim, kas gausis. Kas dar lauk, čia šitas reiks rėgius išsivalyti. Išsiteisinti už tą blekelę. Biški, nes yra čia biški deformuota, suvaryta. Ir aš čia kas yra, ką padaryta, tepeliks. Ant dar pakankama gerti, kad nurūdijus yra. Aš net nešveisiu. Gal biškelę apibrauksiu su rankintu už tas šepečių. Ir viso, manau, kad užteks, niek čia aš daug nebursiu. Biški laiko nebėra, man jau rytojų rek mašinas. Rytojaus vakarą, nes aš jau išvykstu į darbą. Ir ką? Ir viso. Tęsiam. Toliau. Čia, dar va, apsišveičiau. Matos jau iš čia visur apsivalijau. Čia ir va kods, va, tuo šitas kelmukų amortizatoriaus, kaip čia kolba, va, nes neveintis tyro, čia ir kods, jeigu būtų kažkam kažkada parankiau, ar labai jau reikėtų ir nežinotų, koks tas kods. Tik čia dešinės pusės ir 893 407 254E. Čia jaučiu 93 metų apačio rašą. Tuoj pabandysiu best piršteliu. 93 metą ir čia 19 savaitė, ko gero, aš įsivaizduoju, nes tai būdavo visą laiką markiruojama. Tai va, varau toliau daryti. Užsimoviau visą guolį ant stupicas, tai kas dabar geriausia gaunas, tai visuomet šitą, jeigu su presu dirbant, tai labai puikia gražia. Uždisided, bent jau mano presas čia labai puikia tam pridar. Tiesiog va šitas to guoliaus vidinį žeidą, diametras beveik sutam su mano preso štoku. Tai labai gražia. Bum, susileid gražia. Aš dar patepu karts, tiesiog, kad lengviau važiautų. Vis tiek tas guolis niekur nepabėgs. Nenusimaus nuo stupicas, nes vis tiek viskas ant susimovimo susided, susirieda. Tai dabar dar čia šitas irgi prasitepsiu su
tokių šitas tepaliukų ir viso, ir labai gražiai, bum, bum, bum. Ir šį dabar kapturutę pasidėjus ir visą kelmuką pridėsiu ir tada pasiimsiu kokią nors didelę storą plokštelę, plokštumą kažkokį, kad vat, paimti, užsidėti ant visą čia viršaus ir suleist gražiai. Ir viskas bus tada. Va, šiandien yra jau kita diena. Viskas po ratą guli keitimą, čia viskas čiki. Reiškia, vakar čia ten su ratu pabaigiau. Vakar dar ir prasivažiavau. Pirmieji įspūdžiai truputėlį tokie plemba. Tikėjaus biškį geresnį rezultatą. Tos traukos. Blemba, net nežinau, kaip čia papasakoti. Dabar situacija tokia. Pasireiškia man tepalų leidimą čia šitas per vožtuvų dangtelį. Aš jau čia, vien žodžiu, pasikeičiau kitą tarpinį, užsimečiau naują. Prasitepiau visą aplinkų hermetikų. Prieš tarpinį, reiškia, visą galvos viršų. Uždėjau tarpinį. Tarpinis viršų visą nutepiau su hermetiku ir uždėjau šitas. Nafig, galvoju. Nes pradžio aš čia šitas kraštą visą buvau prasitepęs iki čia panašiai. Čia šitą standartišką NVS rek. Pas man tas dar plus yra velenėliaus kakliuks kantelis nulūžęs, reiškia, į laukinį pusę. Palei skrėmulį grina išlūžęs, bet ten pohui. Hermetik įdėdį, važiuoju toliau. Spakains. Apsišika tepalas ir čia man pradėjo rūkti iš po kapuotą pirmų važiavimų, po važiavimų. Tai, kaip sakant, normalu, nes tepalas ten pradėjo tekėti ant išmetim vamzdžiaus ir, ne kažką. O kadangi noriu normalia, kad viskas būtų, tai, kaip sakyt, privalėjau nusiimti dangtelį, bet kokiu atveju, nes, tepalą pilinėti irgi nenoriu, nėra prūdas anu. Ir šiaip geriau, nes, miesti, pavyzdžiui, kur nors pasistatai, paskiau tau ten bėgti tepalą, ne kažką, paskiau gali susilaukti durnelių prisistatymą. Kad to išvengti, iškart šalinu problemą. Tada apie ton turbą. Su turbo viskas okei, čia tik gaila, dabar aš neturiu galimybės prieiti normaliai, pabandysiu čia nusirakti ir prieiti, kaip ten neleid tepalą. Čia viskas man pasijungi su standartiniu originaliu šlangą. Praktiškai, aš net nekeičiau. Galvojau dėti nuo A4, bent, pizdu man galvoju. Juk yra tegu būn. Čia alsuoklio užarnoks. Ir jo, čia viens komentarus rašė, kad šitas šlanga, vamzdis visas, yra šlangas dalis ir vamzdžiaus dalis. Nebeužtelpas man čia nutraukts tas, tvirtiniams, ant jau nuo sen toks. Ir, realiai keičiau dar to už tą šlangą. Nes maniški buvo su hamutiku to kanteliu praspaudė, galvoju, nežaisiu, paskiau, jeigu pūs čia dafiga, tai išpūs kiaurą skylę, nerizikavau, paėmiau iš senus, reiškia, čia kur buvo nuturbins senuosius į interkulerį sujungiamą, tai atpjoviau tiesiog vis tiek, kas iš to senos, čia bent jau pasitarnaus. Taip, ir dabar aš norėčiau pamatyti, tuoj pabandysiu aš čia išversti, nesulaužant visko, nesugadinant, aišku, su viena ranka, ne kažką. Jo. Taip, kol mes turim švarumą, nieks niekur nebėga. Čia tik buvo biški man pabėgę, kai surinkinėjau, nes aš tepal biški pyliau su švirkštu per viršutinį padavimą, išvirkščiaus normalaus tepal variklinį. O ten viskas atrodo ir tvarkinga, nesimat. Apsišikimų tokių. Kamens tvarko, visas išmetims tvarkelė,
be problemų, suvažinėjau gražiai, be didelių problemų, tik tas, atsakau, tas tepalas norėjau, susitvarkyti. Čia mėlyns tas laids, jeigu kas yra, aš žiemos metu buvau keits, čia flanšą dėjau nuo A4 su pakaitiniam žvakėm, čia naujas yra susuktas. Tipo pasižaist galvojau, čia dar, nors nėra pajungts dar vis. Čia planavau pasijungti, daryti valdymą tokį bloką, programuojam, sakykim, tep, bet irgi aš neturiu laik ten prieit prie, tų ten programavim reikalų, programavim su mikroprocesorium, tipo galvojau daryti nuo nulio, bet sakau, karoči, tep stovus, čia buvo tokių idėjų, prie pliusą čia prisidedi. Opa, vien žodžiu, čia viena žvakė, kaitin. Gerai, ne prie to mes čia einam, tai jo, čia tvarkelį. O apie turbiną, aš turiu, kaip matos, vidų gaugę, parsivedęs esu, slėgį matau jų nuo čia. Čia kartu į map sensorių kūren. Map sensoris čia ir išorinis, ne vidau kompa, nors vidinis vidau kompa yra irgi, bet nafik nelabai suprantu, kokį tikslu ant ten, kai tau tarp išorinis yra. Tai vienu žodžiu, man max put iki veina barą, pis limpa ir numuš slėgį. Iki ten 0,6, 0,7, gal truputėlį žemiau nukrent, bet ir paskiau, kai laika gazą, tipo, nuspaudęs vos ne dugnu, ten gal iki dugno čiučiut paleikti tarpą, ir tas toks yra, nusileid kyl, bet tas vykst greta, bum, šukinė tiesiog. Toks jausmas, kaip išsiplėtimą, baks būtų koks tai slėginis ir ansa, tipo, tampytos kaip guminis, tokį principų šukinė. Tai net nežinau, kas čia įtakas ten dar, ar čia tep debiliška reagaun komps ir map sensoris čia kabans ir kažkon tai daro komps tep, ar čia kažkas tai netep, gal netep susijungiau, čia dabar vis dar galvoju čia pasižiūrėti selenoidą N75, kuris numetinė slėgį. Ar čia viskas ir tvarko ir pasižiūrėti, nes čia irgi buvo apsitepalaus, nelabai suprantu dėl ko. Ir sakau, žiūrėsim, kas dėsis toliau. Ir tiek žinių. Nežinau daugiau čia, kol kas, aš sakau, vakar ten kokius gerus 5 km pavažinėjau, biški laik spaudė, kitokie šeimininį reikalą, tai vienu žodžiu, kaip sakant, ribotą laiką turėjau, tai teikite padariau. Tai, kaip sakant, toliau bandysiu dar šiandien, čia dar prieš į darbą išvarant kažką prasivažiauti. Jeigu spės hermetiks man normaliai čia apstengti, plus minus pusę valandas nuo uždėjimo, tai turėtų būti sustengęs, nes vis tiek čia įsivarant į garažą mašiną, vis tiek variklis biški pašilo. Tai va, nežinau. Čia viskas tvarko, vairą traukį pran tvarkinga, kaip sakant, nėra problemų su išmetimu. Tai vienu žodžiu, teik kol kas. Tai radau greičiausia biškį ir problemą, nes pagalvojau, blemba, o jeigu tas N75, nes ant jau sens, iš nežinau, kokiu laiku aš turiu, tai kiek pasižiūrėjau internete dabar pasigūglinis, čia šitas apatinis, ten kur į fiškį jungas visą maitinimą, rytis, voštų. Tai čia turėtų jungtis į turbikę, man rodos. O čia šito tas gals į Westgate. Jau šitą paipą. Tai ir aš paimu, tipo turėtų būti sandarų dabar ir aš čia pompin ir man čia nieks nekyla. Paimu, čia šitą paskiautus du užsandarinu ir man tada pradėt kelti vakums. Dabar ką man padaryti, toj palauž pampausas čia.
Jo, va šitas dabar laikau abu du galiukus. Čia iš apačios vakum pasidariau. Va, ir viršutinį atleidau. Ir bum. Vienu žodžiu yra Westgate'as, N75 numiręs, metams lauk. Kaip negera. Arba reiks skausminti mašiną kitą, arba iškuoti selenoidą. Arba dar kitą mašiną reiks skausminti iškuoti. Va, jezau. Galbūt ir viskas su turbinkė dabar bus gera. Matysim, iš tikrųjų dar test drive reiks pasidaryti. Aišku, vis dar lauku, kol Hermetics sustengs palauk apčyr dabar. Jo, taip. Tai vienu žodžiu. Dabar reik po visą savo šruotą turimą. Prasičekinti, ko mes turim. Ir tada žiūrėsim. Nusiemam ton lavoniuką. Da vakar šitas ton ratą, kaip prieš uždedant visišką jau ratą. Nusiorinau dar stabdžius profilaktišką, nes irgi ten visokių pribombasos čia buvau daręs. Ir viskas per skubėjim. Nusiorino stabdžius. Tiesiog, nes čia buvau per visą žiemos laikotarpį, aš išvažinėjau be stabdžių praktiškai. Nu ką, buvau stabdžiai, bet vis laik reikėdavo per kokius 2-3 kartus minkyti pedalą, kad kažkas pasidarytų, efektyviau stabdyti. Čia pavasarį aš vos neįtrupėjau, 2 sykius net į mašinas eina savo. Per gatvę važiuojant, sustojo mašiną, aš čia jau stabdau biškį persibėgėjais nesveika ir tik stabdė, suveik, o ratą tik cyk man. Eik tu savo galvoju, blemba. Būn visko, niek nepadarysi. Nieko nepadarysi. Vakar pas švogeriaus buvau, blemba, būčiau galėjęs paprašyti, būtų davęs ant ten tokį didelį kiekį tokių senų, naujų. Tai vienu žodžiu metams lauk. Čia kažkada tokių turėdavau, blemba. Visokias čia audinių šruotą. Čia iš vis metams lauk realians, niekam nebenaudings. Tokie selenoidą, aš nežinau, audinėse, pasatusi B4 esu matęs tik, o daugiau niekur. Tai, o čia nu PM5 turbins mėtos tokį da, kaip eksponats galvom, tegu svaidos. Tai vat, ką čia mes turim. Kažkas įdomaus. Vakums, outputs, opa, žiedų Renault'ą. Čia jaučiu dar tėvą, kai turėjo Renault Scenic, ne Scenic, o aš meluoju. Blemba, tas didelis mašiniuks, kur 7 veits talpenonsa, kapans dabar vadinas, neatsimenu. Ir neturim čia N75, arba bent jau panašaus vieno N-amik. Palauk, aš čia kažkur turėjau, blemba, detalių. Su viskau sukas, vienu žodžiu, ten prisilaikyti su kita ranka. Pasijungiau selenoidons, funkcionau jautas, ant labai tylę dirbant, bet jautas, kad dirb. Toks yra, inercinis, tik. Nežinau, kuris dabar mikrofonas man čia suveiks. Vienu žodžiu, tesu darbą, tikrinu, kon šnek sandarus, nesandarus, jeigu sandarus, ok, jeigu nesandarus, ieškau kitą.
Nu, va, prasilėkėm ir juokite palizą nebebėg, nieks, bent kol kas. Aš labai tikiuosi, kad su visam čia pasibaigė visi bėgimą. Vienu žodžiu prasilėkiau, čia pakabinau vis dar tau patį N75 vadinus, taip, tiesiog selenoidą, aš nubiškį atgaivinau truputėlį, prasiploviau su nefrasiuku, paskiau biškį įpurškiau lubrikantą ne tam, o normalų lubrikantą, techninį. Ir vienu žodžiu dabar prasilėkiau, tai veina 2 barą put kaip nieka ir stovau pastovę, reiškia man knesa protą selenoids ir visas problemas, kaip sakyt, prasisprendė. Dabar vos nereiktų kūrą normą didinti, o kaip ten bus, nežinau, laik stebė dabar, kaip sakyt, tiek žinių.